Laidos partneris – greičiausios pasaulyje profesionalios atminties kortelės SanDisk. Sugauk geriausią kadrą. Papasakok, Natalija, kaip gimė pas tave toks žanras fotografijos? Aš iš pradžių pradėjau daryti labiau iliustracijas gal, o paskui susidomėjau mados fotografiją ir bandžiau apjungti savo iliustraciją su mada. Ką tu savo fotografiją nori žmonėms pasakyti, ką jinai turėtų kitiems sakyti? Aš tiesiog bandau sukurti kažkokį tokį surrealistinį pasaulį, kurį aš įsivaizduoju ir tiesiog parodyti kitiems žmonėms, tiesiog savo kažkokias vizijas. Kartais pamatau kokį nors darbą ir noriu per save perteikti, pavyzdžiui, įkvėpimas iš kokio nors kitų žmonių kūrybos. Pas tave yra ir tapyba, ir dailė, ir viskas viename. Aš turiu kaip ir du atskirus dalykus. Aš labiau gal skiriu savo iliustraciją nuo fotografijos, nes iliustraciją kūrybą aš rodau parodose, o fotografiją aš tik neseniai kaip ir pradėjau tokią mados domėtis, palyginus. Ir man čia yra tiesiog naujas žanras. Nors jie ir panašus stilistiškai, bet jie ganėtinai skirtingi, nes fotografiją vis vien aš naudoju daugiau gal realių žmonių, mažiau keičiu kažkokius bruožus ir taip toliau. Tu darai parodas, kur jas darai? Darau kasmet, jau kokius 3-4 metus gal. Dažniausiai dariau Paryžiuje ir Romoje ir dabar darau dar Los Andžele ir gal dar nusimato Tokijo vieną parodą. O tu pati ieškai galerijų, ar galerijos tave susiranda? Ne, galerijos mane susiranda. Papasakok, kaip tu papuolei į Vogue? Aš dariau užsakymą vienai juvelyrininkai Prancūzijoje, kuri gyvena Paryžiuje, jos vardas yra Lydija ir jinai daro labai tokius didelius, gražius papuošalus su daug simbolių ir tiesiog kažkaip mes susitikom ir jai patiko mano darbai, jinai pasiūlė bendradarbiauti, o dėl Vogue jinai tiesiog pati nusprendė parodyti tuos darbus mano su jos juvelyrika, tiesiog kaip reklamą savo. Kokiuose dar žurnaluose esi buvus? O tau, sakykim, tu gali sakyti, aš didžiuojuosi, buvau čia. Buvau Palais Coste, Paryžiui, paskui Muse, šiaip dažniausiai buvau Paryžiaus žurnaluose. O šiaip pasaulį tai labiau meniniuose žurnaluose. O tu pati siunti nuotraukas į, sakykim, žurnalus, ar jie tave kažkaip susiranda? Dažniausiai suranda, arba jeigu darau parodą, tai galeristai dažniausiai susitarė. Kiek laiko skiri nuotraukos retušavimui? Jeigu tai yra kažkas su labiau iliustraciniu, tai labai daug, o jeigu dar priklausomai nuo biudžeto fotosesijos dažniausiai, kuo daugiau tų detalių gali padaryti kadrą, tuo lengviau bus paskui tau ir greičiau ją sutvarkyti. O jeigu, pavyzdžiui, neturi rūbų ar kažką tokio ir kažką nori įdomaus pridėti, tai ilgiau užtrunka darbas. Taip, bet tu stengiasi kuo daugiau nufotografuoti fotosesijos metu, prikūri dalykus. Tai yra geriausia mano manymu, nes tada būna visur vienoda šviesa ir apšvietimas. Nes jeigu tu bandai sumontuoti daiktus, tai būtinai turi būti labai panašus apšvietimas ir kad neatrodytų kaip prilipdyta. O Photoshopą reikia labai išmanyti stipriai, kad padaryti tokias iliustracijas kaip tavo? Mane daug kartų buvo prašę žmonės ir žurnalai, kad aš gal padaryčiau kažkokias tutorials, pamokėlės, bet negaliu teikti, kad aš žinau ir viską darau labai techniškai ir teisingai. Man tiesiog nedaug reikia tų priemonių Photoshop'e, kad padaryti tai, ką darau. Tiesiog čia labiau yra fantazijos reikalas ir teisingo apšvietimo reikalas. Tu pirmiausia grįžusi, sakykime, prie kompiuterio, prie retušavimo programos, ką tvarkytum tokiuose nuotraukose, nuo ko tu pradedi? Nes čia matosi, kad čia yra, aš stoviu už tą rėmelį, čia aišku, tokius dalykus reikia visada šalinti. Paskui jau prieiti prie kažkokių detalių retušavimo, nes šiaip retušavimas dabar yra kaip ir
mados fotografijos neatsiejama dalis. Pas tave nuotraukose mačiau yra atsirandantis ir kiti objektai, kaip pilis, kaip laukas. Ar tu iškerpi iš to paties fono, ar tu kažkaip... Taip, dažniausiai aš iškerpu visą figūrą, kas užtrunka ganėtinai ilgiausiai turbūt, nes reikia labai preciziškai. Ir tada galima jau kažką galvot. Aš dažniausiai keičiu koloritą nuotraukos. Aš mėgstu tokias labiau šaltas spalvas. Kada tu jauti, kad tai yra stop, ta vieta, nuo kurios jau nereikėtų nieko daryti? Kada aš būnu patenkinta, kai pamatai, kad kompozicija, spalvos derinas ir viskas. Šiandien mačiau, tu fotografuoji ne viena. Čia yra mano draugas Rimas ir mes turim studiją, vadinasi Hibou fotografija. Hibou prancūziškai reiškia pelėda, nes man pelėdas labai patinka. Laidą remia 1 kvadratinio metro sporto klubas visai šeimai femgym.lt.